savo kelią šviesti. Šviesti, tobulėti, gestų, kad ji visą laiką vestų į pažangą, o tam, kaip žinom, ribų nėra. Tad nesustok. Į jubiliejų įprasta eiti su gėlėmis. Mūsų leidykla irgi pasirūpino gėlėmis. 30 nuostabių gėlių ir bendravimui su tėveliais. Kuo vaikai bus linksmesni mokykloje, kuo labiau jie supras santykius su auklėtoja, santykius suderinti su tarpusavyje. Juk dažnai būna, kad vaikai tėvų nesupranta, tėvai nenori prisiminti daugiau kaip trigubai tiek. Mes padarėm negerą darbą, mes iš leidinio, iš atskleidės ras tik išgrynintą išmintį, išgrynintas žinias, o savo meilę ir savo greičiau jį suprasti, jis dalins savo jausmus. Ir todėl šią iškilmingą progą ir kad tų žiedų būtų dar žymiai daugiau, kad takelis bėgtų ir žiedai ir sveria. Ačiū. Prasta, aš norėsiu prisiminti 1, 2, 3, 4 klasę ir taip švelniai su kiekvienu. Pasisveikinam skruostais. Matėme mokytoją, kuri pristatė savo mokinius, buvusius pirmokus, antrokus, trečiokus. Ir labai gražu žiūrėti, kada yra šilti santykiai su buvusiais savo mokiniais pusės. Tuo pačiu galiu pasakyti ir aš, kad mokytojas pradinių klasių, mokytoja, tai yra antroji mama, žino jo nesėkmes. Ir aš linkiu mokytojai gerų mokinių, gražių santykių ir prisiminimui apie monsinjorą Klemensą Gutauską. Tad mokytojai jums metodinė literatūra, bet ir mūsų rajoną. Tad jums dar kartą sėkmės. Ačiū. Konkrečiai nedėstė man ir neteko susipažinti su ta metodika, kurią taip gražiai išdėstė knygoje. Tačiau teko pažinti širdies šilumą šito žmogaus. Norėdam savo kolektyvo, darbo kolektyvo, Kupiškėnų minčių vardu, norėčiau kaip kūrybiniai bendradarbiai padėkoti taip pat už tai, kad dalinote. Sveikinus už tą gražią progą, tiesiog, kad išėjo jūsų pirmasis leidinys, koks nuostabus. Kuo daugiau išdalini kitiems, tuo labiau praturtėjai pati. Skleiski šilumą savo visiems. Būti gyvybinga, jaunatviška, būti mums kelrodė žvaigždė, noro ir drąsos. Dar daugelį naujų rugsėjų pažvelgti į Na ir norėčiau tikriausiai pasakyti tai, kad kada Dievas rašė žmonių širdis, tai, kad jie darytų gerą kitiems to nežino, kitiems to nežino. Tai ačiū už tai, kad padarė gerą, mums visiems tikrai nežino, tai staigmena. Ir linkim visos tarybos vardu, visų čia jų ryžto ir drąsos. Tau jos labai prireiks. Ir atlaikyk visus gyvenimo iš tikrųjų smūgius, kurie tavęs dar laukia. Gerai, ačiū.
Na ir dabar taip garsiai pagarsinsiu. Kai atrasite posmelį ir bus Danguolė Tutorienė, va kaip tik tai mokytoja, kurgi patalpinau. Na, o dabar tėvams, močiutėms, vaikams, iškėliau minčių redakcijai, televizijai, leidyklai, Danguoliai. Prisipažino, kad nuasmeninimo ir daug, dar gal keli trečdaliai nėra medžiagos. Bet recenzija, kuri kaip Danguolė įvardino tokia šilta, antrajam leidiniui papildant. Taip, kad sustoti negaliu. Taip, kad draugystė nenutrūks. Na, tokį trumpą sėjimą. Aš gerai, ačiū už viską visiems. Ir aš to neisiu. Ir dar nepabėgti. Kiekvienas mokytojas aš ir tą turiu, bet nei vienas to nepadaro. Reikia žmogui prisėsti, reikia labai daug valios surašyti. Kaip kilo mintis būtent tokiam leidiniui, kaip ryžotės ir nuo ko viskas prasidėjo? Galbūt prasidėjo nuo to, kad būdama pradinėse klasėse pajutau meilę į šilumą iš savo pirmosios mokytojos Gintės Laužikienės, kuri dabar gyvena Kupiškyje. Dar didieji mano mokytojai, mama ir tėtis, yra gyvi. Taip pat mano giminaitė mokytoja Masiulytė, garbaus amžiaus. Visada mane palaiko ir visada, kaip sakiau, jau buvo mokoma viską kaupti, dėti, neišmesti ir datuoti. Todėl visiškai nesunku buvo ir tai sudėti. Bet kartą konferencijos metu Šiauliuose, kai joje mokiausi, mano dėstytojas, dabar profesorius Arkadijus Kiseliovas, matematikos vadovėlių autorius, sako, Katerina, o kam jums skaityti pranešimą, kur kitur, pabandykit pas mane. Po to mane pastebėjo pavaduota Edita, dabar jau dirba Šiaulių miesto kultūros ir švietimo vyresnė specialistė. Ir aš tiesiog pasidžiaugiau, kad, sakim, turiu tokios medžiagos, sako, atvežkim, pasižiūrėkim. Ir atvežiu pasižiūrėjau, be galo buvo didžiulis kalnas. Tada puoliau viską sisteminti, sudėti, nuasmeninti. Mane supažindino Edita su Danguolė, Šiaulių Lucilijaus darbuotoja. Ir tai prasidėjo. Visa vasara buvo labai tempta, daug padėjo mano dukra. Ir galbūt dar paskatino, kadangi Deimantė yra ką tik baigė ir nuo rugsėjo 1-osios pradėjo dirbti Vilniaus Antakalnio vidurinėje mokykloje. Dailė išmano puikiai. Bet taip atsitiko, kad jai reikėjo būti klasės vadovė. Mama, o ką man dabar daryti? Ir tada mane dar labiau pastumėjo, kadangi tikrai jai reikėjo patirties, o iš šito nesimokė, dar buvo neparuošta. Ir tada tas leidinys toks ir gimė. Tai vis dėlto kokia ten pagrindė yra medžiaga sutalpinta? Apie ką ir kaip? Medžiaga yra tokia. Įsivaizduokit, baigėt, gavo diplomą. Ateinat į mokyklą, direktorė paskiria klasės vadovu. O aš neturiu jokio supratimo. Ir kaip man pradėti dirbti? Atsiverčiu šitą leidinį ir viskas nuo A iki Z parašyta. Kaip įžengti, kaip pradėti kalbinti pirmoką,
kaip antroką, kaip penktoką, anketos pažintinės, informacinės, su vaiko psichologija susijusios klasės ir tėvų susirinkimai, kaip ves susirinkimą tėvams, kaip bendrauti su vaiku, kuris neturi mamos, kaip bendrauti, jeigu socialiai apleista šeima, kaip bendrauti apskritai su visais. Ir didžiausią dėmesį skiriu ir laikau savo mokinius ir tėvus kolegomis. Tai labai paaukština ir niekada nebijau prisipažinti, aš nežinau, jūs man pasakot. Jeigu aš suklydau, ištaisysiu, bet ieškom pirmiausia sprendimo būryje, dviese prie stalo. Visos šeimos tada man aplankytos. Šiandien matė, toks būrys vadinasi ne veltui dirbti. O kad atsiliepimai jau grįžo ir iš Vilniaus, nes jau yra leidinių parduota nemažai, manau, kad tikrai bus naudinga ir prasminga